Nepavyko pergalingai startuoti. Ko pritrūko, kokios mintis dabar? Nu, pirmą reikia pasveikinti Bangą, nes aš manau, jie pelnytai nugalėjo. Ir tą, ką šiandien pamačiau, iš tikrųjų man yra daug klaustukų ir tokių problemų, kokias aš mačiau šiandien, aš viso pasiruošimo metu nemačiau. Taip, turėjom gerą pasiruošimą ir turėjom daug pergalių, bet kas yra pasiruošimas, tai yra visai kas kita, oficialios rungtynės. Ir šiandien, ypač pirmas 15 minučių mačiau, kad, nežinau, mes buvom kažkur tai dar autobuse. Varžovas to pasinaudojo, daug buvo kažkokių diskusijų tokių su teisėjų nereikalingų visiškai, kurios išmušė visiškai mūsų iš žaidimo. Ir, sakau, buvo tokių momentų, kur, atrodo, nežinau, paprasti momentai, nesusitvarkom, pirmas kamuolys, antras kamuolys ir daug tokių momentų prasileidom, prasilošėm ir varžovas iš to susikūrė gana geras progas, jie mus baudė, tai be abejo, esu labai nusivylęs, nesitikėjau to tikrai, to pamatyti, bet gerai, kad tai pirmas rungtynės ir reikia spręsti tas problemas. Pasirengimas buvo be pralaimėjimų, neskaitant, kad šiandien buvo oficialios rungtynės, kokie tie pagrindiniai skirtumai buvo, kad komanda buvo kitokia šiandien? Žinot, pasiruošimo metu visi laimingi, visi atsipalaidavę, eina žaisti, niekas jų nespaudžia, niekas jų kaip pasakyti, neslegia. Šiandien jau reikėjo išeiti ir žaisti. Bet kai tu pirmas 15 minučių tu esi autobuse, tai po to sugrįžti rungtynės šiek tiek sudėtingiau, dar buvo pakankamai laiko, bet to žaidimo, sakyčiau, tokio, kokį aš mačiau pasiruošimo metu šiandien, aš net 30% nemačiau. Ir tai mane nuvylė, labai stipriai nuvylė, nes esam tikrai daug geresni ir žaidėjom tą pasakiau, nes labai nusivylęs esu tuo, ką mačiau aikštėje, ką mes darėme su kamuoliu, nes atrodė momentais, kad nežinom, ką daryti su tuo kamuoliu. Dabar per ateinantį laiką iki kitų rungtynių daugiau kažkokie taktiniai pakeitimai ar galvose žaidėjams reiktų juos padaryti? Ne, tai viskas ir galvose, ir pakeitimai taktiniai, prie ko čia taktiniai pakeitimai. Žaidėjas, turėdamas kamuolį, jisai turi žinoti, ką daryti. Iki šiol jie žinojo, šiandien toks jausmas, kad jie užmiršo, ką daryti su to kamuoliu. Nereikia nuvertinti Bangos, Banga gynėsi gana žemai, jūs matėte, tą bloką reikia aplošti, momentais gaudavosi, momentais ne, ir iš tų momentų, kur nesigaudavo varžovas, kažkur tai pabėgdavo ir mes su to nesutvarkydami. Tai reikia būti šiek tiek atsargesniem, šiek tiek, kantrybės daugiau. Esant tokiai situacijai, kai varžovas labiau atsitraukęs, ir tikiuosi, kad pataisysim tą per sekančią savaitę. Ačiū Jums. Prašau.